Labadiena! Pristatome įdomiausius ir naujausius šios savaitės pletkus. Vienas belgas siekė, kad jo santuoka būtų anuliuota po to, kai sužinojo, jog jo žmona gimė būdama vyriškosios lyties. Vyras vardu Janas, nepaisydamas Belgijos migracijos sukeltų sunkumų, 1993 metais vedė savo vaikų auklę indonezietę Moniką. Tačiau tik prieš keletą savaičių jis išsiaiškino, kad jo žmona gimė vyru, kuriam buvo atlikta lyties keitimo operacija. Jaučiuosi išduotas, pasakojo vyras. Aš parsivežiau ją į Belgiją, o tai nebuvo paprasta, nes teismui daug abejonių sukėlė jos gimimą ir tapatybę patvirtinančių dokumentų autentiškumas, bet galiausiai jai vis tiek buvo leista čia pasilikti. Maniau, kad ji yra patraukli moteris ir jokių vyriškų bruožų neturėjo. 64 metų Janas teigė, kad kartu su žmona buvo nusprendęs neturėti vaikų, nes jis jau ir taip augino 2 atžalas iš ankstesnės santuokos. Norėdama nuslėpti tiesą, ji tariamai naudojo higieninius įklotus. Netgi sekso metu aš niekuomet nieko nepastebėjau, sakė Janas. Daugelį metų pora gyveno įprastą šeimyninį gyvenimą, o 48 metų Monika buvo tarsi vyresnioji sesuo jo vaikams, tačiau jų santuoka pradėjo braškėti tuomet, kai Monika susirado naują darbą. Monika labai pasikeitė, pasakė jis. Mano vyriausiasis sūnus kartais matydavo ją naktiniuose klubuose, ji pradėjo vilkėti akį rėžiančius drabužius, tokius kaip trumpi sijonėliai ir trumpos palaidinės, kurios palieka apnuogintą pilvą. Galų gale pradėjo sklisti įvairiausi gandai ir po to, kai Janas jos kompiuteryje rado meilių žinučių nuo kitų vyrų, tarp jų kilo smurtinis konfliktas, dėl kurio buvo iškviesta policija. Vienas draugas man sakė girdėjęs, kad Monika iš tiesų yra lytį pasikeitęs vyras. Aš negalėjau tuo patikėti, bet mano sūnus taip pat buvo girdėjęs panašių gandų, teigė Janas. Aš prispaudžiau ją prie sienos ir pasakiau, žinau teisybę, ar tu tikrai esi vyras? Tuomet ji prisipažino, kad gimė vyriškos lyties ir buvo operuota. Bet dabar ji buvo moteris, todėl nenorėjo pasakoti apie praeitį. Mano pasaulis sugriuvo. Mes vėl pradėjome kivirčytis ir tuomet atvyko policija. Janas po šito žinios lankosi pas psichiatrą ir pradėjo tvarkyti teisinius reikalus tam, kad jo santuoka būtų anuliuota. Tiesa, teismas kol kas nesutiko, kad Monika būtų priversta išsikrauti iš sutuoktinių būsto. Klaipėdos apylinkės teismas praėjusių metų gruodį paskelbė, kad aktorė Eglė Jackaitė yra kalta dėl sukčiavimo ir suklastotų motinystės išmokų bei skyrė jai 20 800 litų baudą. Dar 22 334 litus ji solidariai su įdarbinusia Erika Kebečiūtė turi grąžinti Sodrai. Aktorė šį sprendimą apskundė Lietuvos aukščiausiajam teismui. Tačiau buvo paskelbta, kad motinystės išmokų pasisavinimo ir dokumentų klastojimo byloje Eglė Jackaitė yra pagristai nuteista. Nesu burtininkė, negaliu prognozuoti nuosprendžio baigties, tačiau daug vilčių neturiu. Dar prieš sprendimo paskelbimą pripažino aktorė. Bet jei nebūčiau tikėjusi, kad gali būti geriau, nebūčiau rašiusi skundo. Privalau padaryti viską, kas nuo manęs priklauso. Taip aš ir padariau. Visa kita nuo manęs nepriklauso. Kaip bus, taip.
gyva į žemę nesulysiu. Nėra jokių kalbų apie jokį džiaugsmą, tačiau šie nemalonūs dalykai turi pasibaigti ir vienaip ar kitaip išsispręsti. Kas susidūrė su teisinė sistema žino, su kokia neteisybė susidurima. Aš per tai perėjau, bet manęs tai nesužlugdė. Atvirkščiai, aš dar labiau sustiprėjau ir į gyvenimą žiūriu optimistiškai. Išmokau gyvenimo pamoką, bet į manęs nepakeitė. Pirmą kartą teismo sprendimą Eglė Jackaitė išgirdo Klaipėdos miesto apylinkės teisme. Tuomet moteris tikino nepasiduosianti ir eisinti iki galo, kad įrodytų savo nekaltumą. Ne kartą pasakojusi, kad ji tiesiog buvo apgauta savo mylimojo ir kūdikio tėvo, aukščiausiojo teismo aktorė nesugrūdino. Moters skundas buvo atmestas. Vienas priklausomybę nuo kompiuterinių žaidimų turėjęs tailandietis mirė po daugiadienio nepertraukiamo žaidimų maratono tiesiai prieš savo kompiuterį, praneša policija. Incidentas įvyko į pietvakarius nuo Bankoko esančioje provincijoje, kur 24 metų vyro kūnas buvo rastas susmukęs kėdėje savo kambaryje, sakė pareigūnai. Jis jautė priklausomybę žaidimams. Jis beveik neidavo miegoti ir visada nuo nakties iki ryto žaisdavo kompiuterinius žaidimus, sakė vietos policijos pareigūnas. Jo kūnas buvo nusiųstas skrodimui, siekiant nustatyti mirties priežastį, pridūrė jis. Jungtinių Amerikos valstijų žurnalas OK tvirtina turintis duomenų, jo garsioji saulėlydžio porelė Kristen Stewart ir Robertas Pattisonas laukėsi pirmagimio. Pasak šaltinių, tik dėl to vyras savo mylimai taip greitai atleido neištikimybę. Taip pat teigiama, jog pora įsigijo naują namą Los Andžele ir jame jau numatytas prabangus atskiras kambarys vaikeliui. Užsimenama, kad aktoriai vėliau atžalą norėtų auginti Anglijoje. Beje, rašoma, jog Stewart labai nori ištekėti iki kūdikio gimimo. 26 metų Robertas Pattinsonas birželio mėnesį buvo išsikėlęs iš jų dviejų namų Holivude, kai pasirodė nuotraukos užfiksavusios, kaip Kristen apgaudinėja jį su 41 metų kino režisieriumi. Tačiau po kelių mėnesių Pattisonas atleido 22 metų Kristen už kvailą klaidą. Jie suprato, kad negali gyventi vienas be kito, sakė vienas šaltinis. Kristen išliejo savo širdį Robertui ir jį patikino, kad tai buvo vienkartinis atvejis ir didelė klaida, pridūrė jis. Amerikietė suimta po to, kai įsilaužusi į svetimą namą pradėjo ten tvarkytis. Anot žiniasklaidos, moteris važiavo pro gyvenamųjų namų rajoną. Bevažiuojant jai šovė į galvą padaryti kažką gero. Taigi išlipusi iš automobilio moteris išsirinko patikusi namą, išdaužė langą, įgriuvo vidun ir ėmė tvarkytis.
Iš pradžių nuvalė dulkės, išplovė virtuvėje puodelius, vėliau išvalė grindis. Išeidama moteris ant servetėlės užrašė savo telefono numerį bei pinigų sumą – $75, kurių lauks iš šeimininkų už nudirbtus darbus. Apsitvarkiusi moteris pasišalino iš nusikaltimo vietos. Vėliau šeimininkai pamatė išdaužtą langą, sunerimo, bet nustebo, kai išvydo nebetvarkę, o kruopščiai sutvarkytus kambarius. Radę moters raštelį, jie paskambino ne tik jai, bet ir į policiją, o vėliau padavė moterį į teismą. Teismo posėdyje amerikietė pasakojo, kad name buvo apie 3 valandas. Visą tą laiką šeimininkai kuo ramiausiai miegojo antrame aukšte. Jie paprasčiausiai negirdėjo dūžtančio lango. Moteris prisipažino esanti kalta, tačiau pabrėžė, teismas moterį apkaltino įsilaužimu ir ramybės drumstimu. Jai buvo skirti 1 metai nelaisvės bei 20 valandų viešųjų darbų. Keisčiausia, jog amerikietė jau ne pirmą kartą buvo teista už panašią veiklą. Ji periodiškai įsilauždavo į svetimus namus ir ten tvarkydavosi. Moteris praminta fėja valytoja. Savaitgalį pasklidus gandams, kad dėl kitos moters Ira Donato ir Dainės Baumilų šeima kilo sąmyšis. Idealia laikyta šeima jau kurį laiką nebegyvena kartu. Atlikėjas patvirtino faktą, kad jiedu su projekto Kviečiu šokti pažadinta aistra šokių partnerė Rasa Židonytė yra pora. Šokėja apsitvėrė tylos sieną ir susilaikė nuo komentarų. Tačiau specialiai Alfa LT Rasa prabilo apie meilės trikampį. Aš iš tikro norėčiau susilaikyti nuo komentarų. Niekada nekomentavau savo asmeninio gyvenimo ir liksiu prie šitos savo nuomonės. Iš pradžių vangiai kalbėjo Rasa Židonytė. Tiesiog aš nežinau, ką pasakyti, liejo širdgėla Rasa. Paklausta ar nebijo, kad žiūrovų mėgstama pora po šio skandalo gali prarasti simpatijas, Rasa teigė suprantanti, kad tokia galimybė yra. Labai gaila, jei žiūrovai nebalsuos, kas vyksta aikštelėje, tai ir yra, ką reikėtų vertinti. Aukoti asmeninį gyvenimą, kad už tave balsuotų kažkokiame trumpalaikėme projekte, būtų kvaila. Na tiesiog taip jau nutiko, taip jau susiklostė, pasakojo šokėja. Iš tikrųjų net nesinori čia teisintis, kad aš nekalta, kad aš buvau kažkieno aplinkybė ar pasekmė. Na taip atsitiko. Kažkaip netikėtai, neplanuotai, niekas to nenuspėjo. Aš nelaikiau už kaklo, aš nesikabinau ant jo, toliau tęsė Rasa. Paklausta, ar yra tiesos, kad jis savo sužadėtuvės nutraukė dėl Donato, Rasa prisipažino. Taip, aš turėjau su buvusiu draugu išskristi į Ameriką, bet likus 2 savaitėms iki skrydžio tiesiog viskas nutrūko. Na daugiau tikrai nenorėčiau apie tai šnekėti. Pokalbį baigė Rasa Židonytė. Brazilijoje moteris 2 metus naujagimę mergaitę augino kaip berniuką, o apie apgavystę nežinojo net vaiko tėvas.
Moteris visus įtikino, kad jos dukra yra berniukas, kai ligoninėje pakeitė kūdikio gimimo liudijimo duomenis ir vaiką pakrikštijo Samueliu. Apgavystė išaiškėjo, kai mergaitės tetai kilo įtarimas ir jis sugebėjo žvilgtelti, ką slepia dvimetės vystyklai. Pranešama, kad moteris taip pasielgė todėl, kad vaikystėje pati buvo išnaudojama ir nenorėjo, kad jos duktė kentėtų todėl, kad buvo mergaitė. Ji papasakojo, kad kai buvo išleista iš ligoninės vaiko gimimo liudijime, ji nutrynė varnelę prie langelio moteris ir vietoj to pažymėjo langelį vyras. Tuomet jis sugebėjo apgauti civilinės metrikacijos biuro darbuotojus, kad mergaitė buvo užregistruota kaip berniukas. Brazilijos televizija praneša, kad motina net vaiko tėvą ir senelius įtikino, kad tai berniukas. Nežinoma, ar moteris gyveno su mergaitės tėvu. Ji visus apgaudinėjo 2 metus, o su Samueliu elgėsi kaip su berniuku. Rengė berniukiškais drabužiais, pirko berniukiškus žaislus ir trumpai kirpo plaukus. Mergaitės senelė iš tėvo pusės žiniasklaidai tvirtino net neįsivaizdavusi, kad jos anūkas nėra mažas berniukas. Nieko neįtariau, man tai buvo berniukas, kodėl galėjau galvoti kitaip, sakė ji. Tačiau tetai kilo abejonių dėl Samuelio lyties, tačiau apie tai kitiems šeimos nariams ji nepasakojo. Per šeimos vakarėlį ji paprašė palaikyti Samuelį ir sugebėjo pažiūrėti. Tai buvo didžiulis šokas visiems. Dabar teks susitaikyti su mintimi, kad anūko nebeturiu, o turiu anūkę, kalbėjo moteris. Socialinės tarnybos patvirtino, kad mergaitė atiduota globėjams, kol atvejį išnagrinės vaikų teisių tarnybos. Pastarieji Londono žaidynėse sidabrą pelniusio kanojininko Jevgenijaus Šuklino mėnesiai buvo beprotiškai intensyvūs. Nuo daugybės pagerbimų iki UNICEF misijos į skurdžiąją Sierra Leone, nuo televizijos šokių iki reklamos fotosesijų. Šiuo metu sportininkas kraunasi daiktus 3 savaitėms į Portugaliją, kur dirbs daug ir sunkiai. Nepamenu, kad kada nors būčiau taip norėjęs į treniruočių stovyklą, džiaugiasi. Po olimpiados pozuoti fotografams, filmuotis vaikinui teko daugiau nei per visą gyvenimą. Tempas toks, kad laiko miegui stigo. Reikalai Vilniuje privertė prieš mėnesį sėsti į mašiną, dovanotą už medalį Londone. Nepastebėjo, kaip 5000 km nuvažiavo, o kita dovanos už medalį dalis 200 000 litų premija buvo skirta butui Vilniuje įsigyti. Tiesa, jos nepakako, teko imti paskolą. Jevgenijus pripažįsta, kad užgriuvę rūpesčiai pakoregavo ir jo asmeninį gyvenimą. Su drauge Ina išsiskyrė. Sako, tai nebuvo perkūnas iš giedro dangaus, jau ir iki žaidynių kelis kartus buvo rimtai susipykę. Jinai norėjosi šeimos, ramybės, o mano gyvenimas suplanuotas bent 4 metams į priekį iki kitos olimpiados. Šiandien išmintingiau būti atskirai, įsitikinęs Jevgenijus.
Už valstybės tarnautojų etikos taisyklių pažeidimą Panevėžio pataisos namų vadovui Edvardui Norvaišui skiriama tarnybinė nuobauda. Kaip prašoma Teisingumo ministerijos pranešime, ministras Remigijus Šimašius įkalinimo įstaigos direktoriui skyrė pastabą už tai, kad Norvaišas dalyvaudamas TV3 šou projekte Šok su manimi elgėsi netinkamai ir diskreditavo pareigūno vardą. Mano supratimu, taip, kaip šis vadovas pristatė viename pramoginėme projekte, buvo visiškai neadekvatu. Dalyvauti įvairiuose šou projektuose, kaip ir užsiimti bet kokia kita pramoginė veikla laisvalaikiu pareigūnams nėra draudžiama. Tačiau nėra toleruotina, kai pareigūnas piknaudžiauja savo pareigomis ir neišnaudoja viešumą savo tarnybos tikslams pasiekti, o atvirkščiai žemina savo tarnybą. Džiaugiuosi tik tuo, kad ir pats direktorius supranta situaciją ir gailisi dėl savo veiksmų, sako Šimašius. Į populiarų šokių projektą dalyvauti pakviestas Norvaišas pristatomajame reportaže buvo parodytas kaip arogantiškas moterų pataisos namų direktorius, kuris su tariama nuteistąja profesionalia šokių projekto dalyvė elgėsi įžeidžiančiai, demonstruodamas neribotas galias ir tariamos nuteistosios atžvilgių. Vėliau įkalinimo įstaigos direktorius bendraudamas su laidos vedėjais ir konkurso vertinimo komisijos nariais teigė, kad nuteistosios jį palaikys ir balsuos, nors nuteistosioms turėti ir naudotis ryšio priemonėmis yra draudžiama. Replikavo, jog nuteistasias kartais ir pakankina. Tokį elgesį draudžia mūsų šalies įstatymai. Į tai direktorius iš karto sulaukė pastabos, jog turėtų nepamiršti esąs pareigūnas ir iš projekte dalyvavusių komisijos narių. Po šios televizijos laidos Teisingumo ministras sudarė komisiją pareigūno veiksmams ištirti. Be elgesio atitikimo etikos standartams taip pat buvo vertinama, ar Norvaišas galimai nesupainiojo ir viešų ir privačių interesų dalyvavimui šou projekte naudojasis tarnybiniu transportu bei patalpomis. Įvertinusi visas aplinkybės bei išklausiusi įkalinimo įstaigos vadovo paaiškinimus bei apgailestavimą, kad jo elgesį šou metu galėjo pažeminti pareigūnų vardą ir pakenkti reputacijai, komisija nustatė, kad Norvaišas nesilaikė valstybės tarnybos įstatyme numatytos pareigos laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių ir savo elgesiu pakenkė bausmių vykdymo sistemos reputacijai. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime kitą savaitę. Iki.